Mindaugai, ko reikės šios dienos rungtynėse tam, kad minimum užsigarantuotumėm medalius? Nugalėt kroatus. Aš galvoju, reikia kauptis visiems, kad nugalėt kroatus, bet nugalint juos reikia sužaisti taip pat drausmingai gynybai, kai sužaidėm vakar varžybas, vakarykštės. Šitos kartos Lietuvos ledo ritulys niekada nėra kilęs. Dalinosi tos grupės iš pirmo A, patekom į pirmą B, bet kilę niekada nesam. Visai buvai šalia Taline prieš 10 metų. Skiriasi ko nors situacijos, nes ir tada galėjot ir dabar galim kilti. Skiriasi diena ir naktis. Tuo metu buvo šansas išeiti į viršų ir žaisti prieš rusų, švedus ir kitas top komandas, bet mes žaidėm prieš austrus, kur buvo labai sunkiai, kandami labai. Tai dėl to nepavyko. Dabar kroatai yra mūsų lygio komanda, tai visai kitas varžovas. Rolandas minėjo, jog labai svarbu vėlgi, kaip atrodys jaunimas, ar neperdegs, ko reikėtų ir ką bandysit jiem patarti. Bandysim, kad žais nuo gynybos ir vėl akcentuosim komandą. Daugiau nieko sakyti ir nereikėtų. Komanda ir gynyba, o visą kitą tikrai mes turim žaidėjų, kurie gali nubėgti mušti. Svarbiausia jaunimą prikalbint, kad jie gintųsi visi kaip vienas. Minėjai, jog vakar buvo labai sunkios rungtynės, vienas iš sunkiausių. Ar pavyks atsigauti tai šio vakar? Na, darom viską. Darom nuo pat ryto, atsikėlę, gerai valgom, masažuojamės, viską darom, kad tik tai atsigautų. Tai tikėkime, jau paskutinės varžybos ir paskutinės varžybos Lietuva sužaidė visą laiką geriausiai, visus čempionatus, jau mes turim tą tokį vidujį. Tokį bankį atsidėję, kad tikrai sužaisim paskutinės varžybos. Tai tikėkime, kad tai bus jau. Turim irgi padirti 2-3 dienų atgal, kaip galima perdegti ir taip nudegti stipriai, kad paskui nulenkus galą vaikščiot visą dieną. Tai manau, tą visi dar atsimenam. Tai tikėkime, kad nusiteiksim tinkamai. Ačiū.